Ir šį vakarą mūsų studijoje svečiai prie stalo. Ričardas Ratavičius, verslininkas. Audrius Bačiulis, žurnalistas. Gediminas Sakalnikas, Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas. Egidijus Vareikis, Seimo narys, modernusis krikščionis demokratas. Romualdas Grigas, žurnalo Filosofija, sociologija, vyriausiasis redaktorius. Ir Romas Lazutka, ekonomikos mokslų daktaras. Labas vakaras, ponai, sveiki atvykę į mūsų studiją. Labas. Šiandien paskutinės kryžkelės tema. Kam reikalingas patriotizmas? Gerbiami žiūrovai, jūs galite paskambinti mums šį vakarą į studiją ir pasakyti savo nuomonę apie tai, ką reiškia patriotizmas šiandien Lietuvoje, kam jis reikalingas, ką jūs manote apie patriotus ir žmonės, kurie savadina patriotais. Mūsų telefonas 26255 arba kodas 85-216-2525. Paskambinkit dabar. Taigi dažnai Lietuvoje išgirsti apie patriotus šnekant su pašaipa, ironiškai, tarsi patriotas būtų kažkoks, geriausiu atveju ribotas žmogus. Noriu paklausti, ponas Ratavičius, kaip jūs vertinat savokos patriotas vartojimą šiandien Lietuvoje? Aš manau, kad jeigu yra tokios nuomonės, kad kalba, kad patriotas yra kaip ir ribotas žmogus, aš manyčiau, tai nėra vyraujanti nuomonė. Kitas dalykas, gal mes iš karto pasakykime, kad tą žodį patriotizmas mes šiek tiek nuleiskim ant žemės, nuimkim nuo pjedestalo ir galvokime iš viso, kas yra patriotas. Patriotas yra žmogus mylintis tėvynę. Mylintis ir dirbantis vardan tos tėvynės. Tai vadinasi, kuo daugiau yra šalyje patriotų, kuo jie labiau dirba vardan savo tautos, savo tėvynės, tuo ta tėvynė stipresnė yra. Ar ne taip? Dėkui. Noriu paklausti pono Vareikio. Anksčiau patriotizmas buvo siejamas su priešų savoka. Buvo lengva suprasti, kas yra patriotai, kai būdavo šnekama apie išorės ir vidaus priešus. Dabar pasaulis smarkiai pasikeitė per tos 12 metų. Ir vis sunkiau suprasti, kas yra priešai, kur jie yra ir kaip būti patriotais. Jūsų komentaras. Na, iš ties pasaulyje dabar pasikeitė ta pati priešo savoka. Mums anksčiau priešai buvo tie, kas yra labai arti ir ką mes kiekvieną dieną galėjom pasakyti, štai mūsų priešai, štai mūsų, kaip sakyti, nelaimių šaltinis. Šiandien mūsų bėdų šaltinis dažnai esame mes patys ir labai sunku mums pasakyti, kad dėl savo, sakysim, kai kurių nesugebėjimų mums yra blogai. Tai arba reikia ieškoti naujų priešų, kas labai sunku, nes jie yra nearti. Tai ar galite suprasti, kad be priešų patriotizmo negali būti? Bet patriotizmo savoka truputį keičiasi ir ne viskas, ką mes patriotizmų suvokiam anksčiau, yra patriotizmas dabar. Šiandien, kad ir labai norėtume, reiškia, Vytauto didžiojo žygių nepakartosime, tam galbūt nėra reikalo, bet... Ar nėra pasakymas meilė tėvynei per daug abstraktus? Meilė tėvynei, vėlgi, gerai, ką mes suprantame tėvynė? Tvarkoj, kas yra tėvynė? Mano kaimas, mano miestas, Lietuva. Galbūt dažnai valstybė, nepriklausoma valstybė, tėvynė. Dabar Europa, krikščioniškosios civilizacijos pasaulinė dalis, irgi galima sakyti, yra tam tikra prasme tėvynė, žiūrint su ko mes lyginame. Šoks galvosakis yra pasaulio Lietuva. Ne, jeigu mes kalbėsime apie Lietuvą, tai iš tikrųjų šiandien tėvynė yra Lietuva, valstybė, kurią, tam, kaip ponas Ričardas teisingai sakė, reikia mylėti, bet nebūtinai ją mylėti garsiai. Nes, žinot, yra patriotai ir yra patriotai. Patriotai atsirado kažkur tai apie 91-2 metus, kurios labai stipriai nuvertino tos mėgstosios beretės pagarsėjusios, kada patriotas pradėjo asocijuoti žmonių sąmonę su tais triukšmingais rėksniais, kurie šaukia ten maždaug šalin rusus, laisvę Lietuvai. Bet tie praėję dalykai ir svarbiausia, kad tai buvo, jau tuo metu tai nebuvo aktualu. Taip, dėkui. Aš noriu paklausti pono Sakalniko. Dažnai sakoma, kad globalizacija žudo patriotizmą. Lietuvos stojimas į įvairias tarptautinės organizacijas, kaip Pasaulio prekybos organizacija, Europos Sąjunga, NATO, verčia nacionalinę vyriausybę įsiklausyti į to, ko pageidauja tų organizacijų nariai. Ir tokiu būdu lietuviai tarsi vykdo užsakymus tų galingųjų organizacijų ir atsisako patriotizmo. Taip kartais interpretuojama. Kaip jūs tai žiūrite? Na, pirmiausia, kreipdamasis į žiūrovus, kurie šiandien mus žiūri, noriu juos kreiptis, mėly lietuviai.
Šiandien toks kreipinys jau atrodo kaip anachronizmas. Pažiūrėkime. Kitas gali būti rusas ir turėti Lietuvos pasą. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, mes, lietuviai, šiandien turime didžiuotis, kad turime kovo 11-ąją, kad mes atkūrėme savo nepriklausomybę, mes būtent lietuviai, Labai natūralu, jau 12 metų. Nesutikčiau tikrai su to pasakymas, nes toli gražu ne vien lietuviai atkūrinėjo. Net jeigu mes paimsime aukščiausiosios tarybos signatarų sąstatą, taip, tai labai formalus požiūris būtų. Ten buvo toli gražu ne vien tik tai lietuviai. Buvo ir rusų, buvo ir lenkų, buvo ir žydų. Ar ponas Sakalnikas prisidėjo prie to, kad patriotizmas grinai lietuviams, lietuvių patriotizmas lietuviams, tai yra tik tai vienos tautos bruožas ir meilė vienai tautai, lietuviams? Matote, yra savokos tokios, patriotizmas, aš sakyčiau patriotiškumas ir yra savoka tautiškumas. Į ką mes akcentuosime? Ne, aš nededu lygybės ženklo. Mes sakome, pažiūrėkime, Lietuva šiaip ar taip tai yra tautinė valstybė, titulinė valstybė, lietuvis Lietuva. Ir visi šitie dalykai verčia mus pirmiausia didžiuotis, kad mes turime savo valstybę. Aš tiesiog jūsų žodžiuose aš girdžiu rusiškąją terminiją, kuri taikoma, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje. Tai irgi toksai yra terminai rusų sugalvoti, titulinė tauta vietinė ir panašiai. Lietuvoje mes šių dalykų niekada nevartojom ir ačiū Dievui, kad nevartojom. Noriu paklausyti, panas Gus, ar jums nesidaro įspūdis, kad patriotizmas Lietuvoje, kaip reiškinys, jisai silpsta, kad vis mažiau patriotų, kad žodis traukiasi iš apyvartos ir kad tai geriausiu atveju dažnai kelia pašaipą? Žodis tikrai traukiasi, aš negirdėjau, kad keltų pašaipą, tačiau iš tikrųjų žmonės yra susirūpinę savo buitim kasdiena ir jie vis rečiau pagalvoja apie bendrus dalykus, apie tai, kas juos vienė, ir iš tikrųjų tai nėra gerai. Iš tikrųjų, kuo jie daugiau įsisklendžia į savo asmeninės privačias problemas, tuo sunkiau jas įspręsti, kada jie neveikia kartu. Ir iš tikrųjų reikėtų prisiminti ir tą žodį, ir svarbiausią veikimą kartu. Bet analizuojant tą meilės objektą, ką mylima, kai žmogus save vadina patriotu, sakė tėvynė, bet galima analizuoti valstybę, kaip. Šios visais, kaip mylima dar. Vien mylėt vardan to, kad mylėt, tai žinote, tėvynė gi ne panelė. Reikia savo, sakysim, veiksmais, darbais prisidėti, kad tėvynė klestėtų. Šiuo atveju jūs pradėjot kalbėti apie Europos Sąjungą. Aš jums pasakysiu, kad einant į Europos Sąjungą tikrai patriotizmo nemažėja ir tikrai tėvynės meilės neturėtų sumažėti. Kaip mes deramės su Europos Sąjunga dėl tų punktų, apie kuriuos mes kalbam, kokie mes ateisim į Europos Sąjungą. Taip, tad tokius mus priims visas pasaulis. Labai konkrečiai noriu paklausti pono Grygo. Pavyzdžiui, dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad leisti užsieniečiams pirkti Lietuvos žemę, tai tas pats, kas leisti parduoti tėvynę. Ką jūs apie tai manote? Vis dėlto reikia pastebėti, kad kalbant apie žemės pardavimą, vyrauja tikrai grinai merkantilistinis požiūris. Visiškai pamirštama, kad žemė tai tikrai ne tik tai tėvynė, bet atmintis, istorinė atmintis, kultūros atmintis, žmonių protėvių judėjimo laisvė. Dovanokite. Ir kalbant apie žemės pardavimą, mes taip pat mąstykime apie pasiekmes. Jeigu šiandien mes matome, kad žmonės yra nusibaigę, sakykime, kaime, be vilties, tai natūralu, kad atsiras latifundijos, jos šitie žmonės nesugebės. Profesoriau, leidimas pirkti žemės užsieniečiams yra nepatriotiška. Aš manau, kad mes neišvengiamai turėsim šitą įstatymą priimti, tačiau turime labai gerai apmastyti saugiklius. Profesoriu, o jūsų manimų, tarkim, kiti Europos valstybių piliečiai, vokiečiai, prancūzai, italai, ispanai ir visi kiti, jie ką nepatriotai, nes irgi leidžia pirkti pas jų žemę. Ir lygiai taip pat lietuvis galės nuvažiuoti, jau dabar beje važiuoja į Ispaniją, perkasi ten į namus, perka žemę. Ir ką, tai čia ką, Ispanai ne patriotai? Vis dėlto nemaišykime Lietuvos su Vokietija arba Ispanija. Mes esame labai nusilpę kultūros požiūriu. Labai esame nusilpę. Ir mūsų kalba tokia maža, kad ji gali būti labai greitai istorijos skersvės išmušta. Ką bendro turi tauta ir istorijos skersvės su galimybė, kad aš nuvažiuosiu, tarkim, Ispaniją, nusipirksiu tenai hektarą žemės savo namelio, arba atvažiuos koks nors Ispanas ir nusipirks čia hektarą žemės. Ką tai turi bendro su Aš noriu paklausti pono
jūsų tos nuomonės? Iš tikrųjų, kai mes kalbam, ar galima parduoti ar ne, reikėtų žiūrėti į tai, o kaip parduoti ir ar mes parduodami turtą, neparduodam ir savo teisių, ką mes turim štai Viljamso pavyzdžių arba netgi ir telekomų, kada yra privatizuojamas turtas ir valstybė įsipareigoja, tarkim, nekeisti įstatymų, kurie blogintų to pirkėjo padėtį. Jeigu mes taip išparduosim žemę, žinoma, bus blogai. Dėkui Jums, daktarė. Dabar pirmasis skambutis į mūsų studiją. Paskutinėje kryžkelėje nuomonė telefonu. Mums paskambino Zenonas iš Vilniaus. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Zenonai, kaip jūs suprantate patriotizmą? Patriotizmas kintamas dalykas. Jeigu prieš karį buvo vienaip manoma, dabar turi ir keistis. Jūs patriotas pats esate? Prašau? Pats patriotas esate? Taip. Kaip jūs suprantate tą patriotizmą? Kuo jūs didžiuojatės? Kas jums yra Lietuva tauta? tauta? Žemė, matai. Kas anksčiau patriotizmas buvo, kad dėleisim žemę reikia negalima parduoti. Bet jeigu situacija pasikeičia, reikia galvoti, kas tėvynė geriau. Ar patek dėleisim įtako tos šalies, kurio mums nepagėdaujam, arba eiti su tom šalim, su kuriuo mums patogiau. Vis dėlto, pone Zenonai, kaip jūs paaiškintumėt, kad jūs esate patriotas žmogui? Vat man paaiškinkit, kad jūs esate patriotas. Įrodykit man, kad jūs esate patriotas. Kad aš esu patriotas, jeigu reikėtų. Įrodykit man, kodėl jūs esate patriotas. Dėl to, kad aš bet kada, jeigu kada man reikės, ar pašauks, ar reikės, pats matysiu, kad reikia tėvynę ginsiu. Jūs eisite kariauti už Taip. Lietuvos laisvę, taip? Taip, nesvarbu, ar man nekvies, bet aš matysiu, jeigu pavoju, aš nereikia man. Žodžiu, kai priešai atsiras, tai patriotizmas tas prasiverš. Bet dabar, paprastam gyvenime, kai nėra priešų, nereikia kariauti. O vat paprastai, kiekvienam žingsnį. Kiekvienam žingsnį, tai kaip? Taip, nevokim, pamatom, kur daleisim, būsim pilietiški. Ką reiškia pilietiški? Pone Zenonai, kaip jūs pilietiškai elgiatės? Va daleisim, aš muitinėje dirbsiu. Paima kažkoks, supranti, kyšininkas, jam $100 dėjo kišenį, jis praleido furgoną mašiną, supranti, su viščiu. Suprantama, tai ką jūs daro tokiu atveju? Tokiu atveju aš jį demaskuoju. Įskundžiate, kitaip sakant. Neįskundžiu, jūs skirtingi dalykai, aš jam pasakau, jūs prie manęs tokių dalykų nedarykit. Nes aš pasakysiu, skundimas yra tada, kada slapčia, čia viską sumaišė savo, į patriotizmą sumaišė, ypatingai žurnalistai. Jie norėdami pateisinti savo kolaboravimą su Sovietų sąjunga, dabar sumaišė jiems patogiau, kad patriotizmo nebūtų. Pone Zenonai, ką jūs šiandien veikiate? Dabar? Visą dieną, ne, visą dieną ką jūs veikiate. Šiandien kovo 11, nepriklausomybės atkūrimo diena. Švenčiu. Švenčiate kaip? Nu kaip visi. Kaip visi, mes nežinom, kaip visi švenčia. Nu, buvau mitingė. Mitingė, kokia mitingė? Nu, šitą... Ne mitingė, bet šitą bažnyčioje, mišiuose. O jūs tik taip per kovo 11 į bažnyčią vaikščiot, ar kaip? Ne, aš sekmadienį, ne visą laiką, ne kiekvieną sekmadienį. Tai kuo jums skiriasi kovo 11 nuo kitų dienų, kai jūs einate į bažnyčią? Nu, kažkaip tai vis tiek žmonės ateina meldėsi už valstybę, ne tik už tave. Supratom. Ačiū, ponė Zenonai. Aš vis dėlto noriu paklausti, ar bet kuris gali vadinti save patriotu ir ginčytis iki pamėlynavimo, kad aš esu patriotas, nesvarbu, ką man besakytum. Ar tai yra tokia savoka, kad gali bet kuris pasiimti šitą ir turėti? Kaip įkonstruojama? Bet jeigu susitinka Lietuvoje du žmonės ir sako, aš patriotas, jeigu tu bačiulį mastai kitaip negu aš, tai tu negali būti patriotas. Jeigu mes sugebėtume padaryti sintezę, paaiškėtų, kad visi esam savotiški patriotai. Ir čia, sakysim, Zenonas stengsis, aiškiai, vagi pagauti, aš pabaltuosiu į Briuselį. Tiek daug reikšmių turinti savoka neturi prasmės. Tokie skirtingi žmonės tam. Aš noriu paklausti, ponas Žygo. Tai taip, aišku, kad yra regioninis, parapinis patriotizmas, yra etninis patriotizmas, Gerai, mes kalbame apie lietuviškai tautinis, yra valstybinis, yra nacionalinis patriotizmas. Bet jeigu geriausiai su palyginimais, paimkime, sakykime, norvegus. Norvegai yra taip suaugę su savo valstybė, tauta. Etninė tauta, jos pagrindas suformuota valstybė. Ir visos Europos valstybės yra suformuotos kokios tai pagrindinės tautos pagrindų. Nereikia šito nuneigti. Ir būtent jie taip suaugę, kad, sakykime, turim vieną valstybinę šventę. Jie visi išeina su tautiniais rūbais ir gražiai švenčia. Bet ar ne dėl to, kad yra turtinga valstybė? Pavyzdžiui, aš noriu paklausti, ponai, jūsų, kai kuriems atrodo, kad patriotizmas yra siejamas su valstybės turtingumu. Jeigu turtinga valstybė rūpinasi savo piliečiais, tai žmonės myli tą valstybę ir yra patriotai. Pone. Vienas iš momentų, tai yra taip.
kad valstybė turėtų rūpinti savo piliečiais, bet mes neužmirškime kito dalyko, kas yra valstybė. Valstybė tai esame mes esame piliečiai. Ir jeigu mes norime, kad valstybė gerai gyventų, tai mes neverkime, nedėjuokime, o eikime į priekį. Bet nepamirškite, kad mes buvom patriotai net ir tada, kai valstybė visiškai nesirūpino, kai valstybės nebuvo, buvo sovietų valstybė, bet mes buvom patriotai kažko. Tai Žiūrėk, dabar tyrimai rodo, kad didžiausias pajamas ir mažiausias pajamas žmonių skiriasi maždaug 13 kartų. Kuo skiriasi turtuolio ir vargšo patriotizmas? Kaip jums atrodo, ponė? Aš nežinau, čia toks keistas, to ne tai, kad keistas, bet visiškai toks kardinaliai priešingi poliai yra. Vargšas, aišku, jisai kitaip galvoja. Pas yra, sakysim, visiškai kitokie mąstymai. Bet jisai gali lygiai taip pat mylėti tėvynę, toks pat patriotas būti kaip ir turtuolis. Vėlgi priklausomai nuo turtuolio. Komanda laimi ir vargšas, ir turtuolis džiaugiasi vienodai. Bet jeigu pralaimi, visi sako gėda. Tai tada ir pasivagė. Patriotizmas labai Paimkim paprastą istorinį pavyzdį. Tarkim, pokario Lietuva, partizaninis judėjimas. Vienas iš labiausiai išplitusių regionų partizaninių judėjimų buvo Dzūkija, kur gyveno, ko gero, patys vargingiausi valstiečiai Lietuvos. Ir tai vargšam, sąlyginai neturtingiam, palyginus su Lietuva, netrukdė būti patriotais. Dėkui, pono Vačiulį. Metas pastaboms iš studijos. Taigi, metas auditorijai, prašom. Taip, Juozas Mirkevičius norėčiau. Ir mes čia dažnai kalbam apie patriotizmą, tėvynę, tačiau tėvynė yra atskiras kiekvienas pilietis. Tai yra kaip į tai įsipaišo, arba šitą kaip galima suprasti, galima matyti šiame kontekste, norėčiau paklausti iš studijos. Nes kiekvienas pilietis, kuris dirba, kuris kuria kažką tai aplinkui, jisai kurdamas savo aplinką, asmeniškai savo aplinką, savo namus, jisai kartu gražina bendros valstybės aplinką ir savo namus. Sakykime, šia prasme jisai galbūt daro arba siekia kiekvieno dalyko, norėdamas gerovės savo namiškiams, savo artimiesiems, ir aš manau, kad būtent toks žmogus yra pats galbūt netgi didžiausias patriotas, kuris rūpinasi visų pirma savo namais. Ir būtent tas rūpestis jo namais ir savo aplinka, tai yra tas patriotizmas, kurį žmonės atvykę iš kitų šalių gali pamatyti, tai, sakykime, čia gyvena turtingi. Kokia atveju jūs pats patriotas esate? Taip, aš manau, kad taip, nes aš... Tiesiog krikščioniškos vertybės visų labo. Koks čia patriotizmas? Mes esame krikščioniško pasaulio dalis. Tai kam tas žodis patriotizmas šiuo atveju? Ar jis nėra siejamas dažniausiai su valstybė, su meilė kažkaip valstybei? Grįžkime prie pačios savokos. Vis dėlto, jeigu mes kalbam apie patriotą, tai kalbėkime apie šalies patriotizmą. Ir siekime su valstybės likimu ir su tautos likimu. Bet vis dėlto pripažinkime, kad istoriškai susiformavo atskirtis. Valstybės struktūros ėjo savo keliu, o tauta gyveno savo keliu. Ir šiandien šita atskirtis egzistuoja. Ir paprasčiausias įrodymas, juk didelis nepasitikėjimas valdžios struktūromis šiandien yra. Kas menkina patriotizmą, ką jūs suprantama, menkina valstybinį patriotizmą. Mes valstybinio patriotizmo stokojame labai stipriai. Ir iš valstybės struktūrų pusės, ir iš piliečių pusės. Ponas Vačiulis. Matot, yra pirmas dalykas. Valdžią mes išsirinkam patys. Ir todėl pykti ant valdžios tikrai negalim, jeigu norim, tai tokiu atveju pykim ant savęs pačių, nes mes patys ją išsirinkom. Arba eikim patys į valdžią. Arba eikim patys į valdžią. Na, žinote, valstybė tai mes patys iš tiesų, jos piliečiai pirmiausia. Ir iš tiesų jūs sakote visišką tiesą, kad būtent kokie piliečiai, tokia ir jų išrinkta valdžia. Valdžia nepakankamai rūpinasi mūsų valstybė šiandien, man taip atrodo. Ir mes turėtume padėti savo valstybei, savo patiems turime padėti. Mes turime likti čia, nepaisant, kad čia sunku šiandien, kad kažkur tai kitur yra daug geriau gyventi, bet mes turime likti čia, dirbti savo Lietuvai, tada mes ir būsime patriotais. Dėkui, Ragardai. Prašom, iš auditorijos dar. Labas vakaras, mano vardas Donatas. Aš norėčiau pastebėti, kad iš tikrųjų galbūt reikėtų atskirti du dalykus. Tai yra meilė tėvynei ir ištikimybė valstybei. Ir dažnai šie du jausmai nesutampa ir ko gero netgi yra priešingi. Ir dėl to man ir atrodo, kad gan pagrįstas yra pono liberalo Stepanavičiaus prašymas, kad, ne prašymas, pasiūlymas nekelti vėliavų per valstybinės šventes, nes tai yra bandymas valstybės priversti piliečius jausti jai kažkokius jausmus, nors iš tikrųjų tie būdai, kaip valdomi yra žmonės. Patriotizmas gali egzistuoti be jausmų. Be jausmų valstybei. Be jausmų valstybei. Nes tai yra, o kam turi būti jausmai tada? Tai yra tauta, tai yra kultūra, tai yra atmintis būtent visų savo
tautos ir kultūros dalykai. Ar jūsų nuomonė patriotas tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, gyvena užsienyje, sakykime, jisai puikiausiai žino kultūrą, Lietuvos istoriją, puikiausiai pažįsta, galbūt padeda, bet nevažiuoja čia, iš principo. Nevažiuoja, o kovoja, sakykime, už mūsų laisvę kažkur užjūriuose, Amerikoje ar dar kitur. Tai patriotas? Žinoma, manau, kad sunku būtų paneigti, kad tie žmonės, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, buvo tikri patriotai, veikiantis savo būdais. Ačiū. Gerai, konkretus komentaras dėl vėliavos. Tai, kas siūlo liberalas Gintaras Stepinavičius, yra labai paprastai. Tiesiog nebausti žmonių, kurie neiškėlė vėliavos prie savo namo valstybės švenčių dienomis. Ir nepatik vailiausia mintis, nes aš pagalvoju taip pat, jeigu turėčiau savo namą ir būtų tas įstatymas įgyvendintas, tai aš iš tikrųjų iš pasiutimo kasdien kelčiau vėliavą. Rimtai. Taip, tai jūs pritarėt, ponas Stepinavičiui? Ne, čia būtų labai įdomus eksperimentas, pažiūrėti, kiek žmonių patys savarankiškai keltų vėliavas. Nepamirškim, kad visai neseniai Rita Dapkutė bandė vos nenubausti už tai, kad ne kasdien keldavo vėliavą Lietuvos prie savo namą. Ir pritarėt liberalą pasiūlymą? Aš sakyčiau, taip, aš pritariu ir nepritariu. Pritariu dėl to, kad žmogus turi pats apsispręsti, sakysim, šiuo atveju, bet nepritariu dėl to, kad apskritai to klausimo kelimas man yra keistas. Nu, jeigu mes esam valstybė, jeigu mes turim valstybės simboliką, aš nežinau, aš noriu kelti vėliavą, aš keliu, aš noriu ją iškelti ne tik švenčių dienomis. Aš ją noriu iškelti tada, kad aš nuvažiuoju. Mes šitai labai greitai galim palaidoti ir pačią valstybę. O kodėl jūs taip blogai manote? Pone Grigai, kaip jūs konkrečiai vertinat liberalų pasiūlymą, nebausti žmonių, kurie neiškėlė vėliavos? Prastai vertinu, todėl, kad tikrai dauguma nekels, nes Europos tyrimai parodė, kad per pastarąjį dešimtmetį, per pastaruosius 5 metus, didžiavimasis Lietuvos pilietybė sumažėjo per pusę. Mesgi žinome, kad dabar net ir švietimo sistema labiau linkusi orientuoti į pasaulio pilietį. Ir kada kalbėsi su kokio nors departamento viršininku ir klausi, kodėl neakcentuojate patriotizmo, nacionalinio patriotizmo, žinote, įsižeis Lenkų mažumą. O ar blogai bus, jeigu kels ES vėliavą, ponia Vareikį, prie savo... Nu tai kam tada Lietuva, tai reikalinga? ES nariai? Naikinkime valstybę. ES nariai, ponia Vareikį. Kiek nori vėliavą? Valstybės naikinti nereikia. Valstybė išnyks, jeigu mes to patys norėsime. Neišnyko net, kai ją bandė kažkas išnaikinti. O vėliavos klausimas yra, žinot, toks, kaip sakysim, reiškia, jeigu ateini vakare į, sakysim, priėmimą, reikia apsirengti švarku, reikia būti gražiu, reikia būti susišukausiu. Tai švenčių dienomis yra padoru išsikelti vėliavą, aš taip sakyčiau. Jeigu žmogus nekelia vėliavos, aš jo nebauščiau, bet man atrodo, jeigu mes esam lietuviai, patriotai, tautiečiai, mes laikysim, kad tai yra tiesiog nepadorus. Bet Seime, man atrodo, šiuo metu yra svarbesnių klausimų, negu panaikinti tą reikalavimą. Vienas dalykas. Ir geriau būtų iš tikrųjų rūpintis taip, kad tiems žmonėms nebūtų didelė našta įsigyti tą vėliavą, kad tai būtų pagal jų pajamas, kad tai nebūtų brangu. Dėkui Jums. Mes netrukus pratęsime diskusiją po šių reklamos skelbimų. Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio banko draudimas, pareikštas pagal draudimo sutartį žalas, reguliuoja visoje Lietuvoje. Patyrę avarijas draudėjai dėl žalos atlyginimo gali kreiptis į bendrovės padalinį, esantį Lietuvos Respublikos apskrities centruose, arba į bet kurį Lietuvos žemės ūkio banko skyrių, kur turime savo atstovybės. Jeigu jūs esate apsidraudęs Lietuvos žemės ūkio banko draudime bei patyrėte įvykį, dėl žalos atlyginimo galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio banko draudimo žalos reguliavimo centrą, kurie yra visoje Lietuvoje apskaičių centruose, arba į bet kurį žemės ūkio banko skyrių. Jeigu jūs savim atsivežite visus dokumentus bei galite pateikti automobilį apžiūrai, jums žala bus skaičiuota operatyviai. Nuo žalos apskaičiavimo išmoką išmokame per 3 darbo dienas. Išmoką galite atsimti kiekviename Lietuvos žemės ūkio banko skyriuje, kurie yra kiekviename didesnėme Lietuvos mieste. Taurakalnis ir rūpesčiai pavirs šventę. Klasikinės muzikos mylėtojus kviečiame į Filharmoniją kovo 14 vakarą. Su profesoriaus Sauliaus Sondeckio diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru koncertuos ypatingų sugebėjimų atlikėja Veronika Amarės. Talentinga artistė yra prestižinių vokalistų ir pianistų konkursų Grand Prix laimėtoja. Koncerte išgirsime solistę skambinamą Mozarto 13 koncertą fortepijonui ir dainuojamas virtuozinio spindesio Rossini operų arijas. Jau po 4 savaičių raukšlių gylis sumažėja iki 48%. Grožis slypi čia.
kai į galvą staiga šauna šimtai būdų, kaip atsikratyti seną drabužę. Vadinasi, atėjo laikas atsinaujinti. Brangioji, man reikia naujų kelnių. Nacionalinės premijos laureatas kompozitorius Feliksas Bajoras ne tik rašė estradines dainas, bet ir pats jas dainavo. Prašau savęs tobulinti. Dalios Kutavičienės laida iš ciklo Kūrybos metas. Pirmadienį 22:05. Kultūros žurnalas Menufaktūra. Antradienį 22:05. Paskutinėje kryžkelėje nuomonė telefonu. Tęsime diskusiją paskutinėje kryžkelėje. Kas yra patriotizmas Lietuvoje šiandien? Daugelį atrodo, kad yra nykstantis reiškinys. Aš noriu paklausti pono Lazutkos. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad Lietuvoje traukiasi vidurinioji klasė. Nuo 1995 iki 2000 metų sumažėjo maždaug 2 kartus viduriniosios klasės luomas laikomas patriotizmo lopšiu. Ar tai rodo, kad Lietuva vis mažiau patriotiška šalis tampa? Aš nelabai tikiu tais tyrimais, todėl kad reikia susitarti dėl savoko, kas tai yra vidurinis sluoksnis. Taip, bet kad patriotizmas mažiau rūpi, iš tikrųjų aš tą esu minėjęs, todėl kad dalis žmonių yra labai spausti savo vargo, būtinių. Prielaida, kad kuo daugiau vargšų, tuo mažiau patriotų. Suprantama, kadangi jie yra spaudžiami aplinkybių, o tuo tarpu tie, kurie, prakūto arba prasigyveno ir jeigu jie užmiršta valstybės ir tautos reikalus, tai sakyčiau, kad jie yra nespaudžiami išorės, bet tiesiog daugiau dėl savo nusistatymo, dėl savo ėdų, galbūt užmiršta patriotizmą. O tie, kurie prakūto ir prasigyveno, tai gali būti ne patriotais, nemokėdami mokesčių, pavyzdžiui, ponia Bačiūnė. Čia patriotizmas turi daugybės savo sudėtinių dalių ir ponas Zenonas, čia kur skambinęs, labai teisingai sakė, kad tai pradedant tėvynės gynimu, pasirengimu ginti tėvynę, baigiant, kai jis palygino su muitinės, su mokesčių mokėjimu to pačiu. Amerikoje vienas iš pagrindinių patrioto bruožų tai yra sąžiningas mokesčių mokėjimas. Bet Lietuvoje labai didelė šešėlinės ekonomikos dalis ir sakoma, kad dėl to didelė, kad verslininkai nemoka mokesčių. Be abejo, bet matot, yra vienas dalykas, kad iš tikrųjų Lietuvoje užaugo 2 kartos kaip minimum, kurios tikrai nežinojo, kas yra nuosava valstybė. Ir pasipriešinimas tai svetimai valstybei, kurios sudėtim buvo, automatiškai persikėlė į pasipriešinimą bet kokiai valstybė. Tame tarp ir Lietuvos valstybė. Ne tik automatiškai. Iš tikrųjų, ne tik automatiškai, bet mes žiniasklaidoje labai daug girdim kritikos valstybei ir kritikos, kaip leidžiami valstybės pinigai ir tuomet kitas jau žingsnis, kad galbūt ir neverta tų mokesčių mokėti, kadangi jie yra išleidžiami. Verslininkas gali mąstyti, aš pats geriau žinau, kaip savo pinigus panaudoti, ką mokėti mokesčius, geriau nuslėpti juos, aš galbūt... Bet iš esmės verslininkas moka mokesčius. Moka mokesčius. Ir nėra taip, kad nieks nemokėtų mokesčių. Bet aš noriu pasakyti, kad be abejo yra įstatymai, yra priimami įvairiausi papildymai prie įstatymų, kurie tas mokesčių naštą didina ir didina. Ir šiuo atveju aš sutikčiau su kolega, kuris sako, kad kai kada atrodo, kad jisai jau nebegali iš viso užmokėti tos mokesčius. O jam dar reikia išlaikyti savo firmą, žmonės, kurie pasidirba, mokėti jiem atlyginimą, mokėti mokesčius. Yra didelis labai mechanizmas, kurį reikia vis dėlto išlaikyti ir paleisti, kad jis galėtų pasiklausus, gali būti patriotas, bet nemokėti vis dėlto mokesčius. Kodėl? Mokėti mokesčius reikia ir jie mokami yra. Dėkui, ponas Sakalnikas. Tarpukario Lietuvoje, kaip žinome, vidurinį sluoksnį sudarė pasiturintys ūkininkai, inteligentai ir verslininkai. Tai buvo mūsų patriotizmo bazė. Ne veltui okupavus mūsų šalį, iš karto jie pirmiausia ir buvo represuoti visi, ištremti. Ir to vidurinio sluoksnio neliko. Šiandien ūkininkai atsikuria. Verslininkai neturi palankių įstatymų savo verslui sąžiningai vystyti, o inteligentai savo atlyginimu nuleisti mažiausiai pasiturinčių sluoksnį. Kol mes šios sluoksnį nestatysime, kalbėti apie tautiškumą bus labai sunku. Bet vis dėlto, toks svarbus aspektas. Globalizacija, pavyzdžiui, Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą galbūt apskritai apvers viską nuo kojų ant galvos. Ir tai, kas bus patriotas Europos Sąjungoje, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, bus visiškai kas kita, negu kad mes anksčiau įsivaizdavome. Pone Vareiki. Aš 2 dalykus pasakysiu. Viena, tai ką mes čia šnekam šiandien apie Lietuvą.
viskas tas pats yra ir Lenkijoje, ir Čekijoje, ir Vengrijoje, ir Slovenijoje. Tai nėra reiškinys lietuviškas. Patriotizmo vadinamojo, patriotizmo tradiciškai suvokiamo mažėjimas yra visur. Tai aišku, kad tai ne Lietuva čia kalta. Ne dėl globalizacijos. Patriotai traukiasi į praeitį. Dėl postkomunistinių realių. Dabar dėl integracijos globalizacijos. Jūs pabandykit prancūzui pasakyti, kad žinot, jis šiandien yra mažiau prancūzas, nes jo šalis priklauso Europos Sąjungai. Bet jeigu su beisbolo kepurėle, su marškinėliais, bet jis vis tiek, jis pasakys, mes įstojom į Europos Sąjungą, kad būtume labiau prancūzai. Ispanai atsiradę Europai pasijuto labiau ispanais. Ir mūsų klaida yra dažnai, kad mes sakom, kad lietuvis yra tas, mes esam tuo lietuviai, kuo skiriamės nuo europiečių. Taip išeina, kad Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą sustiprins lietuvišką patriotizmą. Žinoma, sustiprins, nes visa tai, kas yra pas mus lietuviška, yra kartu ir europietiška. Ir mes ir einame į tą Europos Sąjungą. Mes išėjom iš Sovietų Sąjungos su mintim, kad norim būti kas? Europiečiai. Niekad nepasakė, kad lietuviai yra kažkokie tai monstrai, kurie skiriasi nuo visų. Kolegos mintį, vis dėlto mes galime įsivaizduoti integruotą pasaulį tik tai integruotais centrais. Ir tie integruoti centrai tai yra sudaro būtent patriotizmo pagrindų, ta integracija ir vyksta. Ir socialinę tvarką mes galime įsivaizduoti ne gausinant įstatymus, bet plėtojant kultūrą. Aš manau, bet tai kaip jūs įsivaizduojate, plėtojant kultūrą? Deja, vis dėlto pagrindinis akcentas šiandien įstatymams yra, o ne kultūrai ir ne patriotizmui, kuris sudaro kultūros sudėtinę dalį. Ir jeigu mes kalbame apie ūkdymą, juk mes puikiai visi žinome, kad masiškai jaunimas traukia į vakarus. Taip. Ir jis nelabai linkęs ir sugrįžti. Ir aš stebiuosi liberalų poziciją, kai jie sako, kad kuo daugiau lietuvių išvažiuos, tuo greičiau jie įgis civilizuotumo. Bet gerai, o kas tada čia bus? Čia reiškia tada prasidės kolonizacija. Tada mąstykime, aš nežinau, ar mes norime atsisakyti tautos tęstinumo, kurį sukuria valstybė. Mes būsime europiečiai. Ar mes greitai atsikratom tautybės, lietuviškos tautybės ir kas yra numatyta, neberašyti. Ir tampame tik tai kokios tai amžiaus sakote, ponia Bačiūnaitė. valstybės. Atsiprašau, bet tai yra akmens amžiaus kalbos. Bėda mūsų supratimo apie patriotizmą, kad mes jį suprantame taip, kaip mums sovietmečiu aiškino. Pagal sovietinę sampratą tų dalykų. Dabar žiūrėk, išvažiuoja lietuvis į Ameriką. Jie ką tenai, mūsų išeiviai, tenai ne patriotai Lietuvos, kurie ten gyveno visą šitą pusę amžiaus ir palaikė tautiškumą. Buvę. O jūs manote, atleiskit, yra labai konkretos pavyzdžiai, šio laikiniai išvažiavę tenai, ypatingai tie, kurie legaliai išvažiavę ir dirba, jie jau dabar planuoja, kad tarkim, 15-20 metų jie pasieks ten tam tikrą lygį, įsitvirtins ir po to užsiims lietuviškų darbų lietuvybę. Kas leidžia dabar naujus laikraščius lietuviškus, naujai emigracijai? Dėkui, ponia Bačiūnaitė. Dabar dar vienas skambutis į mūsų studiją. Paklausykim, ką turi pasakyti mūsų žiūrovai. Paskutinėje kryžkelėje nuomonė telefonu. Mums paskambino Juozas iš Vilniaus. Labas vakaras. Mano galva, kai kurie diskusijos dalyviai patriotizmą artina prie klumpės, kurią galima kaziuko. Kurie dalyviai, ponė Juozai, kurie dalyviai? Mano akim, patriotizmas tai gyvas rūpestis Lietuvos ateitim. Ten ir tuo būdu, kurį geriausiai pats valdai. Juozai, jūs patriotas pats esate, Juozai? Prašau? Jūs pats patriotas esate? Ar patriotas esate? Aš esu lietuvis. Ir man rūpi Lietuvos ateitis. Kaip jūs rūpinatės Lietuvos ateitimi? Išėjęs į pensiją, aš jau 10 semestrų atskaičiau be atlyginimo Vilniaus universiteto biochemikams. Pernai 40 paskaitų abiturientam vyresnėsim klasėm. Šiemet irgi jau pridėsėtko. Jūs, reiškia, suprantate, kad Lietuvai galima valstybei, tautai dirbti be atlygio. Tai yra patriotas, taip? Kuris nelaukia kažko iš valstybės. Tai yra realus darbas Lietuvos ateities dešimtmečiam. Mane gali patvirtinti profesorius Grybas, jis ko gero mane iš balso pažįsta. Prašyčiau tik pavardės neskelbti. Gerai, ačiū, mes neskelbsime pavardės jūsų. Dėkui už nuomonę. Tai, ką pasakė žmogus, iš esmės dažnai sako ir kiti politikai. Jie siūlo sieti patriotizmą su ateities vizija.
Pone Luzga, kaip jums patinka toks, pavyzdžiui, patriotizmo atbrėžimas, kad nusistatykime tikslą, kuris siekia Lietuvos valstybė ir pripažinę, kad jisai geras, būkime to tikslo patriotai. Lietuvos patriotai tokiu būdu. Aš suprantu, kad patriotizmas šiais laikais tai yra tiesiog gana padorus pragmatizmas. Tai yra siekimas naudos savo ir aplinkiniams ir savo tautai. Ir žinoma, kad šitos naudos, šito gyvenimo sutvarkymo negali pasiekti, jeigu neturi kažkokios tai vizijos, plano ar programos, kaip be vadintum. Taip, bet žmonės gali ginčytis dėl tų planų ir vieniems vienas planas, kitiems kitas. Man atrodo tikrai, kad mes turime atsisakyti ginties pozicijos, sėdami patriotizmą su ginties pozicija nuo kažkokių priešų. Patriotizmas tai nėra priešų patriotizmas šiandien turi būti dialogas su pasauliu, dialogas viduje, dialogas su pasauliu ir jeigu mes norime būti patriotais, mes turime kažką atnešti pasauliui. Imdami iš pasaulio, duoti ir pasauliui kažką savito. Bet jeigu neturėsime savo veido, tai aišku, mes ir nebedinėsimės iš savo veido, mes vargu ar būsime patriotais. Tai iš tiesų pasaulio pilietis atsikratė savo archaiškumo ir yra tas tikrasis patriotas, kuris myli tėvynę. Mes apie tai ir kalbam. Kad... Bet yra jam kitas žodis - kosmopolitas. Pasaulio pilietis. Pasaulio pilietis. Bet dabar mes atidarinėjom sienas, mes einame į Europos Sąjungą, mes norim dalyvauti tam bendram procese, bet tuo pačiu išlikdami lietuviais. Suprantat? Labai svarbu didžiuotis tuo, kad esi lietuvis, kad tavo tėvynė, tavo šalis taip pat klesti gerai, kaip Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir Italija, ar kitos šalis. Ir to reikia siekti. O to mes galim pasiekti tik tai vystydami mokslą, kultūrą ir be abejo visą savo gamybinį potencialą. Bet kiti pasakys, kad tas pat mokslas, kultūra kaip tik ir nevystomi. Tai kas tada? Tai reikia vystyti. Taip, galbūt yra, taip yra tam tikrų niuansų. Dėkui. Raigardai? Keletą minčių apie patriotizmą iš auditorijos, prašom. Rimantas Klimas, miškininkas, tautininkas. Na, turbūt truputį galima ir kritikuoti dalyvius disputo. Ponas Bačiulis pernelyg aktyviai reiškėsi ir sakyčiau, kad tai truputį irgi akmens amžiaus paprotys, bet atsiprašau iš karto. Dabar truputį reikėtų gal sugrįžti vis dėlto prie pačios skaudžiausios šios dienos temos, pačios aktualiausios, tai žemės pardavimo. Arba, kitaip sakant, Seimo paskutinio posėdžio, kur buvo priimtas tokia žymė reikšminga dauguma. Suprantama, trumpiau, jeigu galima. Tai trumpai taip. Vis tik tai yra padėtis tokia, kad reikėtų, kad šitas žemės pardavimo klausimas būtų pačiu svarbiausiu šios dienos klausimus, kalbant apie patriotizmą. Jūs manote, kad žemės pardavimas nepatriotiška? Ne. Kodėl? Todėl, kad vis tik tai mūsų pagrindinis, brangiausias, apgintas mūsų tėvų darbų. Aš suprantu, kad tautininkai tada prisisako prieš stojimą į Europos Sąjungą, ne? Nu, tai šitie klausimai nėra visiškai surišti. Aš manau, kad mūsų derybininkai tiesiog kai ko neįsidėrėjo. Ko neįsidėrėjo? Neįsidėrėjo perinamo laikotarpio. Bet žemės pardavimą galima. Žemę galima pardavinėti, tik tai reikia kažkaip kitaip ją pardavinėti. Aš manau, reikia labai atsargiai prie šito dalyko eiti. Labai atsargiai. Suprantam, ačiū. Kas nori? Ponas Bačiulis pakomentuos. Matot, yra vienas paprastas dalykas. Kas pardavinės tą žemę? Dirbama žemę, apie ją šiuo metu kalba eina Seime ir Konstituciją keičiant. Nuosavybėje savo turėti gali šiandien tik taip fiziniai asmenys, tai sakant, paprasti žmonės, tie patys ūkininkai. Nenorės jie jos parduoti, tai neparduos. Už juos niekas tos žemės nepardavinės. Dėkui, ponai Bačiuliai. Ponas Grygas. Šiuo metu yra tikrai labai nepalanki situacija šitam klausimu žemės pardavimui spręsti. Aš stebiuosi tais politikais, kurie sako, kad dabar pigiausia žemė ir žmonėms reikia pinigų. Ir žinoma, koks nors kampininkas, sakykime, parduos 3 hektarus už 500 litų. Ir tuos pinigus jisai momentaliai realizuos ne pačiu geriausiu keliu. Kitaip tariant, dovanokite. Aš žinau taip pat puikiai, kad beveik vos ne pusė žemės dirvonuoja ir tai yra mūsų nelaimė. Bet mūsų politikai davedė iki tokios situacijos. Juk vokiečiai tai stambių ūkių nenaikino. Kur ta kooperacija, sakysim, jokios kooperacijos nebuvo po nepriklausomybės atstatymo, kad iš tikrųjų šitie ūkininkai galėtų auginti kokius nors kalakutus ir parduoti šiandien, ką nors jie nors ir pasiruošę auginti, tačiau jų prekyba nepriima. Nes prekyba užsima tik diskusija apie tai, kiek patriotiškai yra parduoti žemės, tai šiandien pratęsime po šių reklamos skelbimų.
Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio banko draudimas, pareikštas pagal draudimo sutartį žalas, reguliuoja visoje Lietuvoje. Patyrę avarijas draudėjai dėl žalos atlyginimo gali kreiptis į bendrovės padalinį, esantį Lietuvos Respublikos apskrities centruose, arba į bet kurį Lietuvos žemės ūkio banko skyrių, kur turime savo atstovybės. Jeigu jūs esate apsidraudęs Lietuvos žemės ūkio banko draudime bei patyrėte įvykį, dėl žalos atlyginimo galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio banko draudimo žalos reguliavimo centrą, kurie yra visoje Lietuvoje apskaičių centruose, arba į bet kurį žemės ūkio banko skyrių. Jeigu jūs su savimi atsivežite visus dokumentus bei galite pateikti automobilį apžiūrai, jums žala bus apskaičiuota operatyviai. Nuo žalos apskaičiavimo išmoką išmokame per 3 darbo dienas. Išmoką galite atsimti kiekviename Lietuvos žemės ūkio banko skyriuje, kurie yra kiekviename didesnėme Lietuvos mieste. Klasikinės muzikos mylėtojus kviečiame į Filharmoniją kovo 14 vakarą. Su profesoriaus Sauliaus Sondeckio diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru koncertuos ypatingų sugebėjimų atlikėja Veronika Amarės. Talentinga artistė yra prestižinių vokalistų ir pianistų konkursų Grand Prix laimėtoja. Koncerte išgirsime solistę skambinamą Mocarto 13 koncertą fortepijonui ir dainuojamas virtuozinio spindesio Rossini operų arijas. Ūkininko patarėjas. Tavo stogas nuo visų negandų. Imidž. Būk savimi. Kokie lobiai slypi lietuvių literatūros ir tautosakos archyve? Ką mokslininkai vis dar randa mūsų kaime? Ką byloja lietuvių patarlės ir priežodžiai? Sako, du yra bėdiniai. Velnias ir šuva. Velnias, kad viskas neturi. O šuva, kad kišenės neturi. O mes visi, kad vis tiek ką nors turim. Etnokultūros ratas. Pirmadienį 22:35. Nuo šiol būtovės slėpinių žiūrėkite antradieniais iškart po panoramos. Kovo 12 dieną, lygiai 21 valandą, nagrinėsime Lietuvos submonarchų Algirdo ir Kęstučio pasiekimus ir to meto mūsų visuomenės lygį. Paskutinėje kryžkelėje nuomonė telefonu. Tęsime diskusiją apie tai, kam Lietuvai reikalingas patriotizmas. Mums paskambino Irena iš Jurbarko. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, ponė, kam reikalingas Lietuvai patriotizmas? Patriotizmas būtinai reikalingas, bet jis neįdėgiamas iš karto, bet jis yra šūkdomas pradedant šeimose. Jis ateina su valgoma duona, su tautiškumu. Juk Sibire žmonės šitiek kentėjo, šitiek pergyveno, tačiau visą laiką jie turėjo vilties grįžti į tėvynę, nes meilė tėvyniai, patriotizmas buvo visako virš materializmo. Pone Irena, kaip jūs savo vaikus auklėjote patriotinę dvasią? Kiekvieną kartą, ugdant ir mokant vaikus auklėjant, kiekvieną šventę, nepasakojant, bet akivaizdžiais pavyzdžiais, vedantis į susirinkimus, vedantis į bažnyčią. Ką jūs jiems sakote, ponė Irena, ką jūs sakote savo vaikams? Jūs parodote jiems į valdžią kartais, į Seimą, į vyriausybę? Seimas ir valdžia, tai klausykit, yra dar mūsų, kaip sako, anarchinės laikotarpis. Tai yra netikros mūsų dar tos Lietuvos, dabar yra valdymasis. Ir plovimas viso to, kas tikra, kas netikra. Aš trupučiuką norėčiau ir apie vėliavą. Aš skaitau, kad vėliava, valstybinė vėliava, turi kelti visi Lietuvos žmonės. Jeigu gyveni Lietuvoje, valgai Lietuvos duoną, gyveni čia Lietuvoje, kas tu bebūtum, ar tu Lenkas, ar tu Rusas, jeigu yra valstybinė vėliava, turi būti privalomai keliama. Jūs neturite tokios minties, kad žmogus gyvendamas Lietuvoje gali būti ir nebūtinai patriotas? Nebūtinai. Turi būti kažkokie reikalavimai, neklausant, tu nori, tu nenori, bet yra kitas žodis reikia. Jeigu žmogus neturi pinigų vėliavos nusipirkti, ką jam daryti? Nu kur klausykit, kas nori nusiperka. Nejaugi ir mokykloje mokiniam paduosi taip, kad kada tu nori, tu ateik į pamokas, tu nori teik 9, tu ateik 10, kitą dieną tu visai neik. Juk kažkokia tu ir pareiga. Tačiau jūs taip suvokėt prievartinis patriotizmas? Ne prievartinis, nieko panašaus. Jeigu aš esu tos Lietuvos pilietis, ar aš Lenkijos pilietis,
pilietis, aš privalau laikytis jų įstatymų, laikytis jų tautinį, gerbti jų ir visą šitą. Aš skaitau, kad be reikalų mes keliam vėliavas. O jūs pati vėliavą keliate ar ne? Prašau? Per šventę šiandien iškėlėt vėliavą? Nu tai ką jūs kalbat, juokus krečiais, būtina. Bet jeigu mes keliame daug tų valstybinių dabar švenčių pridaryta, ką mums kelti, pavyzdžiui, Estijos vėliavą, Latvijos, jie kelia savo, mes keliam savo. Ir valstybinė netiek daug, kadangi jų labai daug, tai jie suprastina. Ir ta valstybinė vėliava ant kiekvieno žingsnio netenka savo vertės. Supratom, ačiū ponė Irena už nuomonę. Aš noriu paklausti vis dėlto, jeigu čia kalbame apie tai, kad reikėtų jaunimą ugdyti patriotiškai, dėkti patriotinės vertybės, tai kas yra esmė to patriotizmo, jeigu jūs nestorit netgi dėl žemės pardavimų sniešiams ir sakote, kad tai patriotiška arba nepatriotiška? Patriotinis auklėjimas yra tikrai labai svarbus. Sakykime, tokia galinga šalis kaip Jungtinės valstijos, kur tikrai patriotinis jausmas yra labai išreikštas, jie auklėjimui skiria ypatingą dėmesį. Sakykime, mokyklose kiekvieną dieną prasideda Amerikos himno giedojimu, malda už šalį. Įsivaizduojat, prieš porą metų turbūt aš pasiūliau mūsų valdžiai padiskutuoti tą klausimą su pedagogais, mokiniais, ar nereikėtų pas mus tą daryti. Ir galioti himną moksleiviams. Pradedant pamokas ir jis įsivaizduoja, susidomėjo tik be tabų ir dviračio žinios. Tai vėlgi tas pašaipus požiūris į patriotišką požiūris į tokį patirties patikrintą patirties, didžios šalies Ponas Bačiulis, žiūri pašaipiai. Aš ne pašaipiai žiūriu, aš suprantu, iš kur tai ateina. Iš sovietinės praeities. Taip, aš puikiai atsimenu, kaip mane mokykloje versdavo tenai, kai keitėsi himnai kažkurio tai metu, būtent versdavo reguliai giedotos himnus, tada, kad išmoktume atmintinai, ir daugelis tą dalyką atsiveda. Ir tiesiog, kad tie ir himno giedojami kiti dalykai labai asocijuosi su to, kas buvo sovietmečiu. Bet ponia Bačiuli, kas yra patriotinio auklėjimo turinys? Himnas labai paprastas, tiesiog vaikai sustoja ir gieda tą himną. Aš tai, pavyzdžiui, palaikyčiau šitą dalyką, bet... Aš pasakysiu, pasiterpti. Turinys yra tas, kad mes nekeltume po metų 15-20 metų klausimą, ar reikia kelti vėliavą ar nereikia. Ir turinys tame, kad vėliava būtų keliama ir klausimų nebūtų apie tai. Aš kalbu apie tai. Daug klausimų mes galime iš ties išspręsti. Aš visiškai sutinku su ponu Ričardu, kad vėliavą reikia kelti nesusimastant, kad čia nubaus kas nors ar taip. Tiesiog tai turi būti mūsų dvasinis dalykas. Ir jisai yra, jis nėra taip blogai, kaip kartais mes šnekam. Dabar dėl žemės, klausykit, gerbėmiai, žmogus bus patriotas, kada jis turi daugiau laisvės. Ir kada jis turi laisvę, taigi žemės pardavimas nėra geografijos pardavimas. Žmonės nusipirks žemę Lietuvoje, o ne Anglijoje, ir jie atvažiuos čia ir laikysis Lietuvos. Bet žmonės mano, kad užsidės apsitvers savo įsigyti žemę Lietuvoje ir neleis lietuvių. Nesuprantu, tai kokia čia problema. Jeigu žmogus perka pagal Lietuvos įstatymus, tai kaip jis gali ten kažką tai daryti to, kas nepridera Lietuvoje. Tai nematau jokio nepatriotizmo sukurti, reiškia, šitą rinką. Ir natūraliai viskas gaunasi. Šiandien mes esam tokie truputį liūdni patriotai, todėl kad mums truputį nesiseka. Ir aš labai siūlyčiau, manyčiau, kad jeigu mums šių metų pabaigoje pasiseks, sakysim, būt pakviestim į NATO, pasiseks baigti dėrybos Europos Sąjungos, atsiras tautoje tam tikro džiaugsmo, kad štai mes padorūs žmonės, mes laimėjome. Patekusios organizacijas šalis taps turtingesnė. Kas bus tas? Ar saugesnė nuo priešų? Kur tas patriotizmas? Klausykit, mano kolega sako, žmonės išvažiuoja į Europą, jie bus ten, o mes čia. Ten, čia. Mes būsim irgi ten. Nebus to. Mes būsim ir nebus problemos, kad jie išvažiuoja ten, o mes liekam čia. Štai mums visiems reikia būti ten, Europoje, apie ką mes ištisos generacijos svajojame. Aš būdamas sovietmečiu turėjau tik tą idėją būti Europoje. Aš esu beveik įsitikinęs, kad 70-80% Lietuvos gyventojų šiandien nėra taip svarbu nei būti ES narė, nei NATO narė, kad Lietuva būtų. Jie turi žymiai tokių paprastesnių, kasdieniškų problemų ir reikia pirmiausia spręsti jas ir tada aš teikiu tikrai didėtų patriotizmas. Bet tai faktiškai yra netgi du požiūriai čia. Tai, kai jūs sakote, kad patriotizmas yra labai susijęs su tuo, kaip žmogus gyvena šalyje. Jeigu jisai skursta, jis joks ne patriotas. Tai jūs sakote, daktarė? Ir taip, ir iš kitos pusės, kada žmonės yra pernelyg maži patriotai, tada jie ir skursta, jie nesutvarko savo valstybės. Dėkui, Raigardai. Dar samprotavimą apie patriotizmą iš auditorijos, prašau. Ričardas Garuolis, Lietuvių tautininkų sąjunga. Aš pastebėjau, kad yra gana didelis skirtumas, kaip suprato tautiškumą tarpukarį ar net dar anksčiau ir dabar.
Jeigu patriotizmas yra tėvynės meilė, meilė tai yra duoti, atrodo viskas aišku, bet per sovietmečią daugelį žmonių toks susidaręs supratimas patriotizmo tai yra kažkoks skirtumas, didžiavimasis. Pavyzdžiui, mes gyvenam Sovietų sąjungoje, tikrai Lietuva buvo aukštesnio lygio negu likusi dalis, tada mums buvo tai visas pasaulinis, kitur mes negalėjom papult, palyginti negalėjom. Ir teisingai mes tada, taip, mes esam lietuviai, mes išdidžiai čia prieš visus kitus žiūrėjom. Dabar, kai tas sugriuvo, palyginom su vakarais, pamatėm, kad didžiuotis nelabai yra kuo. Ir tada tas ir gaunasi ta problema, kad tada teisingai, jeigu taip suvokiant, tai patriotas idiotas, nes didžiuotis nelabai ką turim. Jūs nemanote, kuo didžiuotis dabar? Ne, yra iš dalies, jau yra, taip sakant, ir kuo didžiuotis, ne vien tik krepšininkais. Bet tai, kad mes iškovojame nepriklausomybę, kad galbūt nuo mūsų pradėjo Sovietinės imperijos griuvimas. Taip, ne, tai čia yra tas didžiam, bet nėra... Galų istorija? Ne, tai taip, tai ir, pavyzdžiui, prieš karą, tai Vytautą Kamgį rodė, kaip pavyzdį, kad tai yra, mes teisingai vargšai esam dabar, bet tai kažkada buvo... Jūs patriotas ar ne? Ne, tai aš patriotas esu. Bet jūs nieko nesididžiuojat? Tik krepšinio komanda? Ne, kaip didžiuojasi, kaip ir visi lietuviai, bet tai ne vien pasididžiavimas, čia yra ir darbas, kažką tai paukot, ta prasme, va kur yra. Ir aš noriu dar pasakyti tokį dalyką, kad tikrai sąlygos dabar patriotizmui nepalankės. Jeigu, pavyzdžiui, tarpukariai, tai visi kovoja dėl Vilniaus, čia buvo toks vienintis veiksmas. Tai dabar mes einame Europos Sąjungą, kai atsisakoma to savo suverenumo, savo laisvės, ir kaip čia dabar, žodžiu, mes galim judėti. O šiaip patriotizmas tai yra ir ekonominis stiprus faktorius, ponas Luzgas patvirtins. Ir vokiečiai, ir japonai, visi jie, žodžiu, tas patriotizmas turėjo, kaip, varžytis su prancūzais, su kitom. Vis dėlto, čia ponas Bačiulis prie stalo pasakė, kad būti patriotų lengvomis, sunkiomis sąlygomis. Yra daug lengviau, negu būti patriotų kasdien. Bet susivienyti prieš kažką, tai kažkokio pavojaus akivaizdo, bet kažkokio konkretaus tikslo. Imigrantų iš Azijos, kad atsirastų skustagalvių ir būtų galima lengviau šnekėti apie tai, kas yra. O tada tikrai kai kam palengvėtų, žinokit. Bet ar būtų tokių paprastų buitinių patriotų, kuris tiesiog daro savo darbą kiekvieną dieną ir daro tai, ką savo laiku Kenedis pasiūlė Amerikai, kalbėdamas prieš Amerikos studentiją savo legendinį kalbą, kai jis pasakė, neklauskit, ką Amerika jums duos, pasakykit, ką jūs duosit Amerikai. Taip, aš noriu paklausti pono Sartavičiaus, tai, ką pasakė daktaras Lazutka, kiti ginčia, jog žmogaus patriotizmas yra susijęs su jo pragyvenimo lygiu. Tyrimai rodo, kad didžiausi patriotai Lietuvoje, mažiausiai norintys iš Lietuvos į užsienį, yra stambus darbdaviai, verslininkai, stambus ūkininkai. Tai jūs šiuo atveju jums bepiga gali būti patriotu, jeigu jūs sėkmingas verslininkas. Mes jau tą temą nagrinėjom, o kodėl jis yra sėkmingas verslininkas, reikia dar į tai pasižiūrėti. Todėl, kad jeigu jis pradėjo nuo nulio ir padarė savo verslą, sukūrė darbo vietas ir jam norisi Lietuvoje ir toliau dirbti ir kurti vietas ir tuo pačiu stiprinti valstybę. Puiku, tai yra patriotas, taip jisai nenori niekur išvažiuoti. Dėkui. Raigardai, prašom. Birutė Markevičiūtė ir Vilniaus debatų klubas. Aš norėjau pakalbėti apie tai, kad galbūt patriotizmas, čia visą laiką buvo kalbama patriotizmas lygų nacionalizmas, bet tai, man atrodo, kad tautinė valstybė ir tautiniai jausmai ir patriotiniai jausmai galima juos atskirti, nes patriotizmas nebūtinai yra susijęs su to kraujo ryšiu ir daugiau tai yra su vieta, su bendruomenė, kurioje tu esi. Ir dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kad iš tikrųjų dabar bent jau tarp jaunimo yra tarsi tokia, yra nemadinga ir netgi kai kada yra gėda būti patriotai. Aš manau, kad tai yra ir daug ir žiniasklaida, tuo remiasi ir auklėjimas ir taip toliau. Tai yra... Jaunimas ne patriotai jūsų nuomonė? Galbūt jie visai kitaip supranta tą patriotizmą ir jie tą tautiškumą galbūt visai kitaip supranta ir jo labiau, tarkim, iš valstybės kartais jaučiamas toksai. Gal mes visi pasenę, nueinam į praeitį? Mes patriotizmo su nacionalizmu šiuo atveju nelabai čia bandom lyginti. Čia yra skirtingos šiek tiek savokos. Taip, dėkui Jums, netrukus mes apibendrinsime mūsų diskusiją paskutinėje kryžkelėje. Šiandien paskutinės kryžkelės tema. Kam reikalingas patriotizmas? Taigi dabar metas apibendrinimam diskusijoje paskutinėje kryžkelėje. Vis dėlto peršasi išvada, klausantis įvairių minčių, kad patriotizmas Lietuvoje blėsta. Noriu paklausti jūsų visų paskutinių minčių. Kaip keičiasi lietuviškas patriotizmas, ponė Lazutka?
Ko gero blėsta, bet jeigu mes turėsim galvoje, kad lietuviai buvo įpratę patriotizmą demonstruoti tikrai tik tai prieš savo priešus, o dabar tiesiog yra iššūkis tvarkyti savo gyvenimą taikos metu, sugyventi su kaimynais ir štai čia reikėtų mums daugiau kreipti dėmesio ir jeigu mes sutvarkysim savo šaly mūsų gyvenimo sąlygas, mes labiau didžiuosimės, labiau pasitikėsim savimi ir patriotizmas bus didesnis. Dėkui, ponas Grigas. Taip, aišku, kad šita problema yra labai prieštaringa ir kad tą parodė mūsų diskusija, bet taip pat aš noriu pabrėžti ir kolegos mintį ir akcentuoti, kad patriotizmą mes šiandien daugiau traktuokime ne iš ginties pozicijų, bet savo veidą formuodami ir kažką kurdami tuo, su kuo mes galim pasididžiuoti kitų tautų tarpe. Dėkui, ponas Vareikis. Na, aš esu čia nusiteikęs visiškai optimistiškai. Manau, kad nieko blogo nėra, mes nieko bloguoju neįsiskiriam iš kitų tautų, mes gyvenam postkomunistinį sindromą, daug yra dalykų, ką sakė Bačiulis susijęs. Ir tai yra natūralus reiškinys ir nėra čia kažko labai blogo, bet stengtis reikia. Ponas Sakalnikas. Jaučiu tikrai didelį ir patriotiškumo, ir tautiškumo nuosmukį. Tautininkai viską darys, kad taip toliau nesitęstų. Ponas Bačiulis. Aš žinau, aš tiesą sakant, kuo toliau, tuo labiau patriotiškėjo per pastarosius 10 metų, turiu pripažinti. Ir manau, kad daugelis aplinkui lygiai taip tą pačią kryptimį juda, kad jaunimas šiandien nemaso apie patriotizmą, tai jie galvoja apie berniukus ir mergaitės kol kas, o po 5 metų galvos ir apie patriotizmą. Dėkui. Ir ponas Ardavičius. Aš tikiu, kad patriotizmas tikrai neblėsta, o tik tai keičiasi ir plečiasi jo samprata. Dėkui Jums, ponai, už Jūsų diskusiją. Paskutinė kryžkelė apie tai, kam Lietuvai patriotizmas.